Sveiki, mūsų televizijos žiūrovai. Šiandieną mes esame prie šių 301 kambario durų ir mes todėl pakalbinsime vieną visuomeniai labai žinomą žmogų. Prašom, operatorių. Štai su mumis garsus sūrių medžiotojas. Pristatykit, ponas, prašom. Taip, mandagiai vis tiek prisistatome. Taigi, ponas, sakykit, kiek metų jau medžiojat sūrius? O, netgi 20 metų, įsivaizduojat? Tikrai nuostabu. Tai gal parodysit kokį sūrį? Čia. Nes labai mielai. Taip matome žmogus su humoro jausmu. Aš ir pats šioks toks menininkas esu. Va. Klausau kartais bliuzą. Taip, vakarais, kai širdį užgraužia tas toks kirminas. Daug reiškia bliuzas. Labai daug. Pats su tėvu kartais kurdavom bliuzą. Į balkoną išeinam tik tai. Užgrojam per visą gojų. Bliuzą grojom kažkada. Kaime. Bliuzkas apsirengdavom ir grodavom bliuzą. Negali tai būti paprasčiausiai. Nes, mes taigi irgi grojam tą bliuzą, kažkaip ranką. Daugiausiai bliuzo prigrojo. Tai nes nukando spiečius ranką. Ir pirštas valgė. Ir medų padarė iš piršto. Tokį filiotinį. Va čia, jeigu pavyks nupaveiksluoti, tai matysis. Juka karališka. Mažiausiai porą kartų. Gerai. Va. Na taip, aš moku. Matot, jau 14 metų kaip gitaros rankose nelaikęs. Gražiai sugrojau. Tai gal aš jų ir eisiu. Reikia bulves įtvirti. Vaikai, blėt. Ką čia reiškia? Menininko gyvenimas. Menininko gyvenimas. Pasižiūrėsi? Gerai. Tad atrodo nufilmuotas. Gal turi papasakoti? Apie bliuzą gal turi papasakoti? Bliuzo labai nepatinka. Kodėl? Nepatinka bliuzas.